Treneri, visų pirma, sveikinimai su pergale. Nepriminė šitos rungtynės pirmosios akistatos prieš Šiaulius, kai irgi labai toks aukštas tempas buvo, trečias kėlinys irgi toks buvo, sakykime taip, rezultatas labai panašus iš jūsų pusės ir taip toliau. Priminė ir gali tai tas pats kartotis ketvirtfinalį, nes būtent tą mes žinutę šiandien davėm. Iššvaistyta diena, iššvaistyta, kaip pasakyti, proga patobulėti, mes iš tų rungtynių realiai nieko negavom, iš tas rungtynės iš vis atėjo realiai tik tai fanai. Tai gaila šiandien buvom, nežinau, turbūt net galiu pasakyti, kad pasipūtė tokie, gynyboje vaiduokliai buvom, paprasčiausiai. Bet tas trečio kėlinio sprogimas puolime, bent tas gal buvo iš tos geros pusės, ne? Nėra jie nieko gero. Šiandien, čia, jeigu mes pralaimėm Šiauliams 3 kėlinius iš 4, tai kas čia gero? Irgi paminėt, kad potencialiai gali būti, sakykime, ketvirtfinalio dvikova, ar ne? Kiek tokia Šiaulių komanda iš tikrųjų yra grėsminga tiem žmonėm, kurie galbūt ne iki galo rimtai ją vertina? Šita komanda gali bet kam įmes 100 taškų labai paprastai ir šiandien patys matė tą pavyzdį. Ir buvo arti to. Po pirmos rungtynių pusės iš vis gal atrodė, kad 120 prasileisim. Dar kalbant, treneri irgi jau ne apie šias rungtynės ir gali jau po rungtynių iškart skandavo tam tikras skandutes, ar ne sekmadienį laukia L-klasų? Negirdėjau skanduočių, nes visiškai susinervinęs esu ir tikrai neklausau, kas ką skanduoja. Šitos rungtynės parodė, kad visiškai negerbiam savęs pradžiai. Atsiprašau, kad pertraukiau. Tai viskas ok, tai irgi galbūt tada irgi tą sekmadienį žiūrint, ar abi komandos dabar fiksuoja tą gerą seriją, ar ne? Žalgiris, aišku, jau artėja to rekordo, jūs irgi dabar berods 9 iš eilės rungtynės laimėtos, ar ne? Kas laukia to sekmadienio, tai toks trumpas preview iš jūsų pusės? Nežinau, žiūrim treniruotėse, kokie mes būsim, nežinau. Neturiu iš tikrųjų žodžių, aš dabar ką aš sekmadienį, aš nekėsiu apie rungtynės. Šiandien sužaidėm belė kokias prastas rungtynės ir reikia jas visų pirma, kaip pasakyti, išdirbti ir išnagrinėti, kas čia iš vis atsitiko. Tai, o paskui eisim į tą sekantį žingsnį.